Niekaip nesugalvoju, kaip pradėti šitą video, kokį intro padaryti. Tai tiesiog pradedam. Šiandien neturiu ką veikti, tiesiog atėjau į garažą. Galvoju, gal kokią nesąmonę sugalvosiu. Aišku, daugam tikriausiai kyla klausimas, kada varysim prajodinėti šitą kumelę. Ir ką galiu atsakyti? When it's ready. Kas iš tikrųjų yra neužilgo. Liko vienas tik tai darbukas iki techo. Ir tai yra vairas. Pastačiau šią dabar tiesiai ir nežinau, matosi ar ne. Bet jeigu ratas žiūri tiesiai, sparnas jau šone. Ir vairas jisai truputį žiūri krašto. Jeigu pastatau vairą tiesiai, ratas truputį dešiniau žiūri. Kodėl taip yra? Kai atvežė mocą priekabą, jisai buvo už šitų vietų prisabačintas su stropais. Bet jau taip prilupo, kaip už tėvynę ten atleido, tai visas pašoko. Tai man atrodo išsiklaipė, truputį prasisuko tos šakės, tikiuosi ne vamzdis linkesnės. Nes tada būtų brangu. Šiaip turiu tokių visai semi gerų žinių. Buvau atsidaręs eBay'ų ir radau Vokietijoje galinį cilindrą. Tai su siuntimu išeina apie 120 €, bet reikės įrankių žiedams suspausti. Tada visokios tarpiniais, hujiniais, man atrodo, atsistos ant 200 galutinė kaina. Kas iš tikrųjų yra pigiau negu parduoti šitą į nuostolį ir tada dasimės kažkiek ir kitą pirkti. Tik yra viena problema. Žiauriai bijau kažką sugadinti. Ta prasme, reikės išimti visą variklį su visą pavarų dėžę. Nusiardyti galvą, nusimt galvą ir tada cilindrą pakeisti. Turiu nuojautą, kad nepataikysiu suvedimo grandiniais ir nusuks belenas, čia sprogs viskas. Tai va, tokį turiu planą, bet nelabai drįstu jų apsimti, tai dabar čia yra jūsų darbas suteikti palaikymo komentaruose. Tu gali. Taip, o kokia yra dabar procedūra? Tai reikia šiek tiek atlaisvinti šitą varžtą. Kodėl kiekvieną kartą dirbant prie motociklų atrodo, kad aš jį sulaužysiu? O geras, atsisuka. Šitas gal ateina tiesiog iš patirties neturėjimo. Su pirštais galima atsukti jau. Tai realiai pagal tai, kiek domėjausi, kaip atlikti šitą darbą, maždaug jisai taip su pirštais ir turi būti prisuktas, ne per kietai. Taip, šitus reikia palikti privirštus, nes jeigu atsuksiu ir šitus, viskas tiesiog susmuks. Atsisuko ir niekas nesulūžo, be reikalo aš čia bijau. Taip, dabar reikia atsukti šitą, o šitas toksai prisirpęs. Rūdžių yra. O, pajudėjo. Nice. Tikiuosi 19, o ne 20, nes kažkaip įtartinai kliba. Gal tiesiog kitą pamėginsiu. O. Toks sunokęs, kad net dažai šokinėja. Šiaip nežinau, kiek reiktų atlaisvinti, bet pagal laisvumą manau, kad užtenka. Ką, dabar reikia užspausti priekinį stabdį ir duoti biškį smurto. Guess what? Žiūri dar labiau į dešinę. Toks jausmas, kad šitas prisiveržiai. O. Niekas nepasikeitė. Kažinkas, jeigu tiesiog įsprausčiau kojas ir patiesinčiau šitaip. Ne, toks jausmas, kad mocas stovi tiesiai, o vairas iš viso taip žiūri. Ne? Nesakyk, kad dar kreivas reimas. Pamėginsiu šitą dar labiau atlaisvinti. Ir pamiršau, kad dar stabdžių suportą irgi reikia atlaisvinti kažkiek. Ratas kaip ir tiesiai žiūri, o vairas šitaip tiesus. Gal tiesiai? Bus gerai. Jaučiu, niekas nepasikeitė nuo tada, kai pradėjau reguliuoti. Dabar procedūra yra šiek tiek užveržti šitą pagrindinį, bet neprivaryti iki galo. Ir dabar reikia susirasti torque spekus, kiek priveržti šitus varžtus, ką iš tikrųjų reikėjo padaryti prieš tai.
Be nieko. Nu, ne visus radau tos tork spekus, bet iš pradžių gal priveržiam tiesiog viską. Okay, čia 105. Šiaip jėgos tai žiauriai daug reikia. Atrodo, kad nebuvo taip stipriai prisuktas. O jis tikrai gerai nustatytas. Va. Fuck, vėl sumaišiau. Nu, tikiuosi nesupisau pagrindinių guolių. Fucking 54 turėjo būti. Dvigubai užvariau. Tiesiog tikiuosi, kad nesugadinau guolių. Ir šitam neturiu perėjimų į 17 galvą. O didysis tik nuo 2.8 prasideda. Na gerai, mėginsiu tiesiog atspėti. Jeigu praeitas buvo 56, tai čia reikia dvigubai mažiau, 2-3. Kas realiai ir yra. Šiaip priluptas buvo labai stipriai šitas prisuktas. O va, čia jau 105. Ir čia 20-tukas. Ir reikia dar neužmiršti stabdžių prisiviršti. Nu va, ir čia po tram 5. Šiaip kodėl stengiuosi kiekvieną varžtą pribraškinti su newtonmetrais? Nu, ne dėl to, kad noriu, kad viskas atitiktų gamintojų reikalavimus. Ne, tiesiog dėl to nes smagu. Ta plėvelė, ne, su burbulais tik irgi smagus sprogdins spaudyti. Tas pas čia tiesiog kakši kažkas, garus. Tai tiesą sakant, iš tikrųjų nukritusi moraliai dėl tos visos išdėvėto cilindro situacijos, nes tasai piston slepas vyksta todėl, nes cilindras išsidėvėjęs kiaušo formą. Ir dabar dar tas važiuoklis ištiesinimas kaip ir nedavė rezultatų, kažkaip dingsta visas įkvėpimas ir norai dirbti prie šito moso, žinai, atrodo tiesiog paimtum, atsikratytum, parduotum ir viskas. Šiaip jeigu jau noriu parduoti, jiem reikėtų tada praeiti techą, kas iš tikrųjų jaučiu nesunku, tikiuosi. Tai šitoj serijoje bus mažai į ką žiūrėti. Jaučiu pamėginsiu užsiregistruoti kitą dieną techui, išsimsiu leidimą, apsidrausiu ir nufilmuosiu. Pakilau šiandien, pasižiūrėjau registraciją, radau šiandien vietą, barom į tą techą, išsėmiau leidimą už pitaką, apsidraudžiau už pitaką, 10 eurų atseit šiandien diena, bet vis tiek pigiau negu šnapsą gert. Dar pamiršau parodyti detalės, kurias pridėjo prie Kastanedos, tai va, yra toksai Easy Rideris, lempa sena, tokia 50s, labai primena tas 50-ųjų mašinas. Čia sena priekinių stabdžių šlanga, sakė, sutrūkus, dėl to uždėta per ilgą. Posūkiai, ant kiek baisus. Aš suprantu, tuo metu banda tokia buvo, bet tragiški. Nežinau, čia teletabio ausys kažkokios. Tarpiniai, kurios niekas neįdėjo. Man atrodo, kažkaip šitaip dedasi. Tada stūmoklis. Tas momentas, kai žinai, ką čia veikia tas stūmoklis ir kodėl jį mėgino keisti. Tada rankenos yra pridėtos, nežinau, kas čia per Star Warsai. Jau čia kažkam įtraukė striukė į turbiną. Bet dėl ko tas detalės kuičiu, tai čia yra veidrodukai. Man atrodo, su šitais nelabai praleis ir kažkaip pačiam nesaugu atrodo. Užsidėsiu tuos pingpongus. Nu, čia originalus, net ne pingpongai, bet žodžiu vis tiek. Pium. Yeah. Kaip bitutė.
Smagiai varom. Tik tai yra tas, kai ant kito mūsų užlipi, kitoj vietoj kojas padėti reikia, pakojai būna kitoj vietoj, tai toks mindfuckas truputį, kol pripranti. Šiaip nėra toks manevringas kaip plakis, bet neblogai. Ir galinis stabdis kaip būgninis, tai labai silpnas. Ir tachometro nėra, labai keista irgi, kad neįdėjo Yamaha. Nu ką galiu pasakyti, žiauriai smagus mociukas. Dėl to kalenimo, aišku, truputį nejauku, bet kai važiuoju, net jis nelabai jaučiasi iš tikrųjų. Stiprus aromatas tepalo. Garuoja nuo išmetimo, kur prilašėjo. Šiaip kas patinka, labai dėžėjai, tiksli, nedaug reikia koją judinti, nes su plakiu iš kelėnų, iš visos jėgos keli, kad persimuštų pavara. Čia jinai tokia atrodo laisvesnė, bet jinai gan tiksliai, tik cik, sumėti tas paveras sueina. Bet prie to galinio stabdžio niekaip nepriprantu. Įminti iki galo. Jo, iš savęs pats lėtesnis žymiai mocas ir tas manevringumas kažkaip jisai toks labiau slunkiškas, jisai nuo sankryžos taip netraukia, jaučiasi, kad nestreitas, žinai, toks pasiėmi cruiserį per kelį. Smagu išbandyti tokį būdą, bet ar čia mano tipo motociklas? Žiūrėk, kaip į dešinę neša. Oi. Reiškia, kad žiūri ratas tiesiai, dar ne viskas. Grįžę perreguliuosim šakės, kaip priklauso, ir nežiūrėsim ten tiesiai, netiesiai žiūri. Nes kai važiuoji, tada išsiaiškini tiesiai ir ne, o kad ten gali būti pats sparnas sulinkęs, dėl to ten gaunasi tokia optinė iliuzija, kad kreivas tas vairas visas. Aš noriu išvažiuoti už miesto dar, bet gal po technikinių, nes įsilėksiu iki 9, tai dar nebegrįšiu. Na čia prie šito reikia sustoti, ar tipo reiktų tiesiog, ką kiti daro. Kažkiek pristabdo, nu ta prasme ant bėgių netgi uždėti betonai, kad nevažiuos joks traukiniais. Aiškiai parodo, bet ne, va vis tiek sustok, nes tokios taisyklės. Laikykis taisyklių, nes jeigu nesilaikysi taisyklių, tai būsi blogas. O būt blogu yra blogai. One hour later. Tik ką, pravažiavau pro techą, bet nepravariau. Ir kaltininkas yra, skaitau, transporto priemonės valstybinio numerio ženklas. Valstybinio numerio ženklo nėra. Valstybinio numerio ženklas ir tvirtinimas transporto priemonėje neatitinka nustatytų reikalavimų. Žodžiu, prisikabino, kad numeris, Ronė, turėtų būti per vidurį, originaliai. Tai negi dabar reikės gaminti kažkokį laikiklį ir čia turbinti ir dar originalią lempą dėti, nes antras punktas yra gale žibintas. Netinka šitas atseit, nes gabaritas atrodo taip. Numerių pašvietimas baltas, bet vat netinka. Ką iš kitos pusės galiu pasakyti, kad dar ne viskas prarasta. Mėginsiu kitą dieną praeiti ne Kaune, o kažkokiam kaime. Gal nieko nesakys, vis tiek nepažįsta jie tų motociklų, daugumoje tik tai su mašinom dirba. O iš gerosios pusės, tai šiandien turim visą dieną, kai galim legaliai važinėti be techo. Tai jaučiu tą ir darom, užsikūrėm ir pasimėgaujam. Pala, iš pradžių jiems spurgą turiu sudaužyti.
grįžau jau į garažą dabar. Šiandienos rezultatas, pripažinsiu, truputį nuvylė. Nu, bet dar ne viskas prarasta, sakau, reikia nuvažiuoti į kokius Kaišiadorius, gal ten nesikabins. Nors jeigu jau yra baltas lapas, tikriausiai jie matys tą įrašą. Bet ten normalesni žmonės gyvena. Nieko neturiu prieš. Jei kauniečiai neužpyks, tai mažesniuose miesteliuose lengviau praleidžia. Tai jau čia šiandien tiek, nebent bus dar trumpa serija, tai įmėsiu dar kaip kitą dieną einu techą, bet man atrodo jau užverčiam šitą puslapį ir laukiam kitos serijos. Kai dabar grįžau iš Jonavos, viskas baigėsi taip, kaip ir tikėjus, ragų įstatymų. Atėjo tas darbuotojas, apsižiūrėjo mosą, tada grįžo prie kompo, ten pusvalandį pasėdėjo, žodžiu, viskas taip pat kaip ir vakar ir tada galiausiai grįžo su baltu lapu. Ir priežastis ta pati, kad numeris nėra per vidurį, nes jisai atsistojo iš dešinės pusės ir sako, va, matai, ratas užstojo numerį, kaip tave radaras nufotkins, kai greitai viršysi. Na, okei, galvoju, tai transporto priemonė yra netinkama eksploatuoti, nes ją yra sunkiau nubausti. Va tokia išvada. O galinė lempa vakar Kaune sakė, kad turi būti originali, bet taigi neinu istorinių numerių, kad turi būti kiekviena originali detalė. Ten viskas atitinka, tiesiog ta pati bėda, kad ta lempa nėra per vidurį ir jinai nesimato. Tai kokie planai ateičiai? Nu, artimiausiam dienom tikrai nesiruošiu verstis per galvą, montuoti šitos numerius per vidurį ir eiti techą. Ne, nedega šitas dalykas. Dabar pavažinėsiu, gal su plakiu, truputį pailsėsiu nuo Kastanedos, nes plakį irgi apleidau. Šiaip yra jisai žiauriai geras mocas, visai pasilgau. Tai tikriausiai, kad šioj serijoje tiek ir sekantį kartą susitiksim prie plakio.